Mieli broliai ir seserys, šiandienos Evangelijoje Jėzus džiaugiasi šventąją dvasią, nes tėvas apreikšdavo sūnų mažutėliams. Čia aiškiai matome švenčiausiosios trejybės veikimą, tačiau pagrindinis dėmesys skirtas sūnaus apreikšimai. Tai mus veda prie esminio klausimo, kas vyksta sieloje, kad sūnus būtų apreikštas. Nes būtent tai yra Advento esmė, laikas, kai trokštame Kristaus apsilankimo savo gyvenime. Pirmiausia, turime suprasti, kad Dievo žodis jau gyvena mūsų širdyse. Kai girdime pamokslininką skelbiant Evangeliją ir jaučiame. Tai tiksliai, tai ko man reikėjo, šis žodis suskambo manyje, tai nevyksta atsitiktinai. Dievo žodis veikia dviem būdais – išoriškai, kai skelbiamas, ir viduje, kai šventoji dvasia kalba mumyse. Dievas įkvėpė tą, kuris skelbia, ir tave, kuris klausai. Apreiškimas vyksta būtent ten, vienu metu viduje ir išorėje. Jėzus tai vadina apokalipsis, Dievas nuimašyda. Tačiau kam Dievas apsireiškia? Neišmintingiems savo akyse, neišpuikusiems, kurie mano viską žinantys. Norint mokytis, būtinas nuolankumas pripažinti savo nežinojimą ir atverti širdį tiesai, kuri keičia gyvenimą. Ir būtent to trūksta daugeliui žmonių, todėl nėra atsivertimo. Adventas yra atsivertimo metas. Kristus nori gimti mumyse kaip žodis, gyvasis Dievo žodis. Jis jau yra mūsų širdies ėdžiose, jau skamba mūsų sieloje. Bet jei mūsų širdis pilna puikybės, mes jo niekada neišgirsime. Todėl šį adventą esame kviečiami eiti tuo pačiu keliu, kurį Dievas pasirinko per Kalėdas, nuolankumo keliu. Amžinasis Dievas tampa mažas. Tas, kuris yra šlovingas, save nusižemina. Begalinė šviesa gimsta varginga Betliejaus oloje. Ir mes turime tapti mažais, nuolankiais ir tyliais Dievo akivaizdoje. Tik tada žodis suskambės mumyse. Tada suprasime Jėzaus džiaugsmą Evangelijoje. Jo džiaugsmas yra tas, kad tėvas apreikšdavo savo žodį nuolankiesiems mažutėliams. Tas pats džiaugsmas gali apsigyventi tavo širdyje, jei mokysi klausytis, priimti ir leisti žodžiui pakeisti tavo gyvenimą. Te laimina tave Dievas.